laida Kultūros viražai. Labadiena, laidos Kultūros viražai klausytojai. Įpusėjusi vasarą daugelio pasidalinti vaizdai, įrašai ir pasakojimai mums pasakoja ne tik apie atsipalaidavimą nuo darbų, bet ir apie tai, kaip galima savo laisvą laiką praleisti kitaip, įsitraukiant į įvairias veiklas. Kaip tik apie tai šiandien kalbėsime su Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos aptarnavimo skyriaus vyriausiąja bibliotekininkė Vilma Krudžinskienė ir Kužių bei Gilaičių bibliotekų vyresniąja bibliotekininkė Rita Bielskienė. Labadiena. Vilma, štai mūsų klausytojai jau ankstesnėse laidose girdėjo jūsų kolegų pasakojimus apie įvairiapusę veiklą bibliotekoje. Papasakokite plačiau, kaip viešoji biblioteka skatina didesnę lankytojų įtraukti. Labadiena. Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka skatina didesnę lankytojų įtraukti įvairiais formatais. Organizuojant projektus, renginius, vykdant įvairius mokymus ir edukacijas, atliepiančias gyventojų poreikius. Mes taip pat siekiame sudaryti sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų, kūrybiškai ir turiningai praleisti laiką. Bibliotekoje galima atrasti naujų pomėgių, surasti bendraminčių. Šiaulių rajono bibliotekose siūloma dalyvauti net 17 įvairių klubų ar būrelių veiklose, skirtose tiek vaikams, tiek suaugusiems. Jų veikla įvairi. Vieni populiarina teatrą ir etninės tradicijas, kiti puoselėja rankdarbius, dar kiti skatina skaitymo įprotį, literatūrinį skonį ir kūrybiškumą. Mėgstančių skaityti ar kurti eiles bei diskutuoti apie knygas 2024 metais pakvietėme į 2 naujus klubus. Bridų bibliotekoje įkurtą skaitytojų klubą Popietė bibliotekoje ir Kužių bei Gilaičių vyresniosios bibliotekininkės Ritos Bielskienės suburtą Šiaulių rajono literatų klubą Braižas. Čia vyksta diskusijos apie iš anksto pasirinktas knygas, susitinkama su rašytojais, susipažįstama su įvairiais žanrais ir autoriais, lavinamas kritinis mąstymas ir diskusijų įgūdžiai, skatinamas kūrybiškumas ir pristatoma savo kūryba. Kalbant apie jau ne vienerius metus gyvuojančius būrelius klubus, galime pasigirti Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje veikiančių lėlių teatrų Stebuklingas lagaminas ir vaikų dramos būreliu Rudnosiukas. Bibliotekininkės Jurgita Jasiškytė ir Liongina Šufinskienė šių būrelių veiklą populiarina ne tik Gruzdžiuose bibliotekoje, bet ir už jos ribų. Pernai su pasirodymais vyko į Žagarę, Rokiškį, Varnius, Bridus, Kužius ir kitus miestelius. Taip pat aktyviai jau net 11 metų veikia Kurtuvėnų bibliotekos lėlių teatras Kurtinukai. Jų pastatytas edukacinis lėlių teatro spektaklis Vilkas, kuris iškrito iš knygos, rodytas net 6 kartus. Aktyviai savo veiklą vykdo Kairių bibliotekos skaitytojų klubas Jovaras, Kurtuvėnų bibliotekos moterų klubas Mėtos, Šiupylių vaikų būrelis Malsučiai ir moterų skaitytojų klubas Jam nežinant. Bubių bibliotekoje aktyvus skaitytojų klubas Draugystė, Žadžiūnų Jovaro bibliotekoje literatūros mylėtojų klubas Jovariečiai, o Ginkūnų bibliotekoje senjorų klubas Gabija. Na, o centrinėje bibliotekoje Kuršėnuose veikia vaikų klubas Malsučiai, suaugusiųjų knygų mylėtojų klubas Nekeista skaityti, mezgėjų klubas Siūlo istoriją. Bibliotekose veikiantis klubai ir būreliai padeda jaustis bendruomenės dalimi, ypač tiems, kurie galbūt jaučiasi vieniši, stiprina vietos žmonių tarpusavio ryšius, ugdo pasitikėjimą. Biblioteka tampa ne tik knygų vieta, bet ir jaukia atvira erdvė. Būreliai ir klubai dažnai tampa vieta, kur susitinka vaikai, jaunimas, suaugę ir senjorai, o tai stiprina kultūrinį gyvenimą, padeda kurti draugišką, kūrybingą ir įtraukią bendruomenę. Tad džiaugiamės galėdami prisidėti prie vietos kultūrinio identiteto formavimo, sudarant galimybę susipažinti su literatūra, menu, naujovėmis ir kūrėjais. Tad kviečiu prisijungti prie mūsų klubų ir būrelių veiklos, o apie jų susitikimų periodiškumą, užsiėmimų formatą galite pasiskaityti mūsų bibliotekos interneto svetainėje srsvb.lt. Sakykite, o kaip Šiaulių rajono gyventojai mėgstantys skaityti knygas gali save realizuoti bibliotekoje? Džiaugiamės, kad knygų mylėtojų rajone yra gana nemažai. Iš 17 klubų būrelių 6 yra telkiantys knygų skaitytojus. Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešojoje bibliotekoje veikia 2 jaukūs ir įkvepiantys būreliai suaugusiems. Tai skaitytojų klubas Nekeista skaityti ir mezgėjų klubas Siūlo istoriją. Į juos kviečiame susiburti bendraminčius, dalytis idėjomis, pomėgiais ir šiltų bendravimu. Kiekvienas susitikimas tai galimybė pabėgti nuo kasdienybės ir praturtinti savo laisvalaikį. Mezgėjų klube Siūlo istoriją renkasi įvairaus amžiaus kūrybingi vyrai ir moteris,
norintys turiningai praleisti laiką megzdami, dalindamiesi savo patirtimi ir bendraudami. Na, o plačiau norėčiau Jums papasakoti apie 2022 metais mano pačios įkurtą skaitytojų klubą pavadinimu Nekeista skaityti. Su ištikimiausiais klubo nariais, kurių yra apie 10, įprastai susirenkame kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį bibliotekos suaugusių abonemente edukacijų erdvėje. Nors vasarą darome pertrauką, retkarčiai susitikimus perkeliame į Kuršėnų parką vasaros skaityklą. Šis skaitytojų klubas tai bendruomenė, kurioje susirenka žmonės vienijami meilės literatūrai. Nors iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti kaip paprasti pokalbiai apie perskaitytas knygas, iš tiesų šie susitikimai, manau, suteikia kur kas daugiau. Jie skatina asmeninį tobulėjimą, socialinį ryšį ir intelektinį augimą. Susitikimai tampa erdvė prasmingiams pokalbiams, dalymuisi įspūdžiais, skirtingų nuomonių išklausimui ir gilesniam literatūros pažinimui. Tokio klubo veikla suteikia galimybę ne tik skaityti, bet ir išgirsti, kaip tą pačią knygą suvokia kiti. Tai atveria netikėtas perspektyvas, skatina į literatūrą pažvelgti kitaip. Klubo nariai dažnai atranda autorius ar žanrus, kurių patys galbūt nebūtų pasirinkę, o tai plečia literatūros akiratį ir kviečia išeiti iš įprastų skaitymo ribų. Be to, šie susitikimai atlieka svarbų socialinį vaidmenį, jie kuria bendrystę, padeda megzti ryšius, leidžia pasijusti bendruomenės dalimi. Suaugusiesiems, kurie dažnai gyvena įtemptu ritmu ar ieško prasmingos veiklos, skaitytojų klubas tampa jaukia ir turininga vieta sustoti, pabūti ir pasidalyti mintimis apie tai, kas svarbu ir įdomu. Na, o pačio susitikimo metu aptarinėjame iš anksto pasirinktą ir iki susibūrimo perskaitytą aktualią, didelio susidomėjimo sulaukusią ar visuomenėje tam tikrą rezonansą sukėlusią knygą. Skaitėme Colleen Hoover, Jodi Picoult, Kristin Hannah knygas, žinoma, nemažai gilinamės ir į lietuvių kūrybą. Skaitytojų klube perskaitę lietuvių autoriaus knygą, dažnai kviečiame patį autorių į susitikimą su skaitytojais pasidalinti kūrybos istorijomis ir gyvai aptarti knygą. Svečiuose savo knygas jau pristatinėjo rašytojos Erika Amber, Jolita Herlin, Jurga Šeduikytė, Rasa Sagė, Aistė Šopa ir kiti. Tad, pasinaudodama progą, mielai kviečiu prisijungti ir naujus knygų mylėtojus, norinčius dalyti skaitimo džiaugsmu kartu su kitais. Dėkoju Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos aptarnavimo skyriaus vyriausiai bibliotekininkai Vilmai Grudžinskienei už laisvalaikio ir pomėgių realizavimo idėjas. Na dabar trumpam sustokime, o po pertraukėlės pokalbį tęsime apie literatūrą mėgstančius žmonės. Radijo laida Kultūros viražai. Radijo laida Kultūros viražai. Grįžtame į studiją, šalia manęs Kužių ir Gilaičių bibliotekų vyresnioji bibliotekininkė Rita Bielskienė. Na taigi, Rita, jūs dirbate ne tik dviejose viešosios bibliotekos teritoriniuose padaliniuose, bet ir esate Šiaulių rajono literatų klubo Braižas įkūrėja. Papasakokite apie šio klubo veiklą. Labą dieną! Taigi, kokia buvo klubo veiklos pradžia? Grįžkime į pradžią. 2024 metais, spalio 14 dieną, Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešojoje bibliotekoje įvyko pirmasis literatų klubo susitikimas. Manau, kad Šiaulių rajono istorija pasipildė dar viena data. Ilgą laiką vis sprendėme, kaipgi pavadinsime literatų klubą. Diskusijos buvo, sakyčiau, intensyvios, karštos, na ir truko ne taip jau trumpai. Buvo siūlyta daug pavadinimų. Ir skambių, ir gražių, bet ieškojom to vienintelio, kuris atitiktų mūsų veiklos pobūdį. Ir kai viena mūsų klubietė pasiūlė pavadinimą Braižas, visi vieningai nusprendėme ir geresnio nė neieškosime. Mes literatai norime ir turime turėti savitą braižą, kuris padarys mus įdomesniais, patrauklesniais ir, aišku, įsimintinesniais. Ar mums pavyks? Laikas parodys. Koksgi klubo tikslas? Atėjo tikriausiai metas bendraminčiams, rašantiems, literatams apsijungti ir veikti išvien. Visada džiugu rasti vienminčių, dalinti savo pomėgių ir tuo pačiu leisti visuomeniai susipažinti su kuriančiais žmonėmis.
Svarbiausia, kad klubas vienytų Šiaulių krašto kūrėjus ir ne vien tik Šiaulių rajoną. Taigi Šiaulių rajone jau yra ne vienerius metus sėkmingai gyvuojanti literatų asociacija Indraje. Aš įsivaizduoju, mes laisvi kūrėjai, o laisvė kūryboje yra būtina. Mūsų literatų susitikimai, susirinkimai, mokymai dažniausiai vyksta ir tikiuosi ateityje vyks Vytauto Vitkausko viešojoje bibliotekoje Kuršėnuose rudens, žiemos laikotarpiu. Na, o pavasarį, vasarą, į ankstyvą rudenį rengiame literatūrinius pasimatymus, skaitimus, knygų pristatymus, aptarimus ir kitose vietovėse. Šiuo metu klube turime apie 15 narių. Tikimės, kad šis skaičius dar augs. Didžioji dauguma narių vyresni, bet yra ir keletas jaunų, talentingų kūrėjų. Ne vienas iš jų išleidę ir savo poezijos knygas. Kalbant apie klubo veiklą, 2024 metais pabaigoje pasisekė išleisti literatų klubo laikraščio Literatų kūrys pirmąjį numerį, kuris supažindino su literatų klubo Braižos narių kūryba. Šio laikraščio atsiradimą kuravo Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko biblioteka kaip leidykla. Praėjusiu metu gruodžio mėnesio mes, literatai, dalyvavome Ričardo Pikelio Čia mano žemė ir Vytauto Kirkučio Atvirlangiai knygų pristatyme, skaitydami autorių kūrybą. Prieš šventas kalėdas įsijungėme į Kuršėnų miesto vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų eglučių puošimo akciją ant Pėsčiųjų tilto per Ventą. Ir bent jau man atrodo, tikrai originaliai padabinome savo žaliaskarę. Jau šiais metais, kovo mėnesį, kartu su Centrinė viešąja biblioteka, Kuršėnų meno mokykla surešėme įsimintiną lietuvių kalbos dienų ir lietuvių liaudies dainų metams pažymėti skirtą renginį melodijų ir žodžių sukūrimui. Taipogi išliks atmintyje ir literatūriniai skaitymai skirti poezijos dienai Ginkūnų bibliotekoje. Štai gegužės mėnesį įvyko šiaulietės Ritos Kastėnaitės Keirienės 9-osios knygos Akimirka sutiktuvės. O birželio mėnesio pradžioje kitos braižietės Reginos Vaišvilienės knygos Balti nakties šešėliai pristatymas. Ne per seniausiai Liepos 6 dieną, švęsdami valstybės dieną, klubo Braižos literatai kvietė į literatūrinį pasimatymą pavadinimu Liepos šviesa, melodijų ir eilių pavakarė prie Sauginių ežero pakrantės. Na, o žiūrint šiek tiek į ateitį, rugsėjo mėnesį planuojamos dar vienos mūsų narės Kužiškės Zitos Šniolytės Mendelienės poezijos knygutės Atvėriau širdį sutiktuvės. Sakoma, svajok tyliai, o aš kaip tik įsitikinusi. Prieš didelius planus reikia juos įgarsinti. Išleidžiu svajonę iš savo lūpų. Noriu, kad pasisektų išleisti klubo Braižos literatų almanachą. Tikiuosi, kad mūsų svajonės atėjimą į žemę kažkas išgirs. Baigiant, norisi pakviesti kuriančius, rašančius ir turinčius puikių kūrybinių ambicijų žmonės, Šiaulių krašto žmonės, įsijungti į klubo Braižos veiklą. Tradiciškai nesakau viso gero iki naujų literatūrinių susitikimų. Išgirdus jūsų gražų ir įkvepiantį pasakojimą apie klubą, tiek man, tiek turbūt ir mūsų klausytojams labai smalsu išgirsti klubo narių kūrybą. Gal galėtumėte pasidalinti kūrėjų eilėmis? O dabar radijo klausytojams noriu paskaityti iš klubo narės Reginos Vaišvilienės naujausios knygos Balti nakties šešėliai vieną eilėraštį – Vėjo bliuzas. Žiūriu įsmeigus akis į vieną tašką. Gal imti juoktis? Juokingo nieko nematau. Pradėti verkti? Ašaros nebyra. Žiūriu į tolį ir susimastau. Dienos šviesa jau ima keistis. Tamsėja, niaukėsi dangus. Matau, kaip pasiėmęs skėtį pamažėlę atsėlina žmogus. Ir jis, kaip aš toks susimastęs, nežino, ką toliau daryti.
Tik neliūdėk, brolau, jam trinkteliu per petį. Kaip groja vėjo bliuzas, paklausyk. Koks nuostabus lietaus lašų barbenimas. Aš jo klausiausi ir nesyk. Imu ir drąsiai jo paklausiu. Gal mes rūpintojėliais tapom? Atsakyk. Veidai raukšlėti ir pasenę, tai mūsų laiko atspindžiai. Gal mes kitiems atidavėm savo gyvenimus, o savo palikom visko per mažai? Lietus lynoja, pučia vėjas, tegul negęsta žiburys vilties. Lietaus lašų barbenimas ir vėjo bliuzas tenuramina virpančias stygas širdies. Ačiū už gražias eiles, už tai, kad skatinate ir dalinatės mūsų kraštiečių kūrybą. Beje, yra sakoma, kad eilėraščių mokymasis mintinai ne tik lavina mąstymą, bet ir turtina mūsų kalbą bei žodyną. Priminsiu, kad šiandien laidoje Kultūros viražai su mumis kalbėjosi Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Vilma Grudžinskienė ir Kužių bei Gilaičių bibliotekų vyresnioji bibliotekininkė Rita Bielskienė. Linkiu visiems ne tik gražių vasaros dienų, bet ir naujų poezijos eilių, gal net ir mintinai. Susitiksime lygiai po savaitės tuo pačiu laiku. Radijo laida Kultūros viražai.